Sveiki, gerbiami Lietuvos televizijos žiūrovai. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Lietuvos kariuomenės pagrindinės Švento Ignoto bažnyčios, kur susirinko šiandien Lietuvos kariuomenė, jos vadovybė, švęsti savo kariuomenės dienos. Minime 98-asias Lietuvos kariuomenės atkūrimo metines. Įnešamos Lietuvos kariuomenės, Lietuvos valstybės, Lietuvos kariuomenės padalinių vėliavos. Matome, dalyvaujant taip pat ir Lietuvos krašto apsaugos ministrą Juozą Oleką, kariuomenės vadą generolą leitenantą Joną Vytautą Žuką, jo žmoną, aukštus Lietuvos kariuomenės karininkus. Kariuomenės diena turbūt didelė šventė kiekvienam iš mūsų, kurie esame Lietuvos piliečiai, ir kariuomenės funkcija kiekvienai tautai, kiekvienai valstybei yra svarbi. Tai yra mūsų taikos garantas, mūsų saugumo garantas. Kariuomenė yra mūsų visuomenės dalis. Žmonės, kurie joje tarnauja, yra žmonės, kurie visų pirma pasižymi patriotiškų, meilę savo tėvynei, meilę savo žmonėms. Katalikų bažnyčia, kaip ir visuomenėje, taip ir kariuomenėje turbūt turi didesnėje tikinčiųjų dalį, todėl didžiausias kariuomenės sielovada besirūpinantis vienetas yra būtent kariuomenės ordinariatas ir jo kapelionai. Ordinariatui vadovauja arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis taip pat yra Vilniaus arkivyskupas metropolitas. Nuo 2010 metų buvo vien tik kariuomenės ordinariato vyskupas. Šiuo metu šią funkciją jis atlieka greta savo tiesioginių pareigų ir yra apaštalinis administratorius diecezijos. Jam padeda 12 kapelionų, kurie tarnauja įvairiuose Lietuvos daliniuose. Pasiskirstę jie po visą Lietuvą ir didesniuose padaliniuose yra paskirti atskiri kapelionai. Verta paminėti turbūt, kad kariuomenės ordinariatas skiriasi nuo kitų vyskupijų, kadangi jis yra neteritorinis, kaip yra įprasta kitoms vyskupijoms, bet daugiau yra prisirišęs prie žmonių, prie karių, kurie gali būti tiek bet kur Lietuvoje, tiek bet kur pasaulyje, atliekant taikos palaikymo misijas. Kur yra kariai, ten yra kapelionai. Kur yra kariai, ten yra vadai. Kapelionų funkcija yra garantuoti tikinčių Lietuvos karių sielovadą. Taip pat jie atsakingi ne tik už pačių karių, bet ir jų šeimų narių sielovadą. Tai yra, jie ir teikia visus sakramentus, kurie susiję su kiekvieno poreikiais. Matome, procesija atkeliauja prie altoriaus. Patarnauja šiandien prie altoriaus Karo akademijos studentai, kariūnai. Ilgas labai bendradarbiavimas sieja kariuomenės ordinariatą ir Lietuvos Karo akademiją. Kariūnai visada buvo nuo pat pradžios kariuomenės ordinariato įkūrimo aktyvūs dalyviai ir sielovadoje, ir visose šventėse. Matome taip pat liturgijoje giedant Lietuvos Karo akademijos chorą Kariūnas, kuriam vadovauja Linas Balandis, chormeisterė Anna Miščenko. Taip pat groja
Lietuvos kariuomenės orkestras vadovaujamas majoro Egidijaus Ališausko. Liturgija prasideda smilkymu. Arkivyskupas Grušas pasmirkys altorių. Smilkymas simbolizuoja dūmą kylantį į viršų, kylantį į dangų. Tai yra, kad ta malda, kuri išeis iš mūsų lūpų, būtų nukreipta į viršų, į Dievo ausį ir kad ta malda būtų kvapni, kaip kad smilkalo dūmas yra kvapnus. Eucharistija graikiškai reiškia dėkojimą, taip kad visų pirma, švęsdami šitas 98-asias Lietuvos kariuomenės metines, mes visi ir kurie per atstumą žiūrime šitą šventų mišių auką ir kurie dalyvauja joje tiesiogiai bažnyčioje Vilniuje, visi melskimės už tos žmonės, kurie yra pasiryžę aukoti savo gyvybę dėl mūsų ramybės, dėl taikos mūsų šaly ir dėl kiekvieno mūsų ramybės. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ramybė jums. Sveikinu jūs visus su kariuomenės diena, mūsų šventė. Sveikinu prie mūsų prisijungusių šiandien bendrai maldai, pirmiausiai apaštalinį nuncijų Lietuvoje, arkivyskupą Pedro Lopes Quintaną. Sveikinu Jungtinės Amerikos valstijų kariuomenės ordinariato vyskupą auxiliarą Richard Spencer. Sveikinu prelatą Putrimą, kuris atsakingas už lietuvių sielovadą užsienyje. Sveikinu brolius kunigus iš arti ir iš toli mūsų kapelionus. Sveikinu ministrą, kariuomenės vadą, generolus, karininkus, karius, puskarininkius, kariūnus ir taip pat mūsų užsienio kariuomenių atašei, atstovus ir tuos, kurie jungiasi maldoje kartu Lietuvos televizijos transliacijos dėka. Susirinkome melstis už mūsų kariuomenę, melstis už Lietuvą, melstis už taiką pasaulyje, kad Viešpats globotų toliau ir priimtų tuos, kur prieš mus globojo tėvynės laisvę, saugojo į savo prieglobstį, kurie jau padėjo didžiausią auką prie Viešpaties altoriaus. Mūsų apeigas apšviečia popiežiaus padovanota mums šviesa prieš kelis metus parsivežta iš Italijos. Ši žibintas, kuris simbolizuoja taiką ir taikos troškimą, kad niekada nepamirštume taikos siekį ir laisvės svarbą. Pradėkime šventąsias mišias, prisipažindami Viešpačiui, kad mums reikia jo pagalbos, mums reikia jo gailestingumo, kad esame jam nusidėję ir pasitikėdami tuo Viešpaties berybių gailestingumu, melskime Dievą atleidimu. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą.
Kaip minėjau pradžioje, kad kapelionai visada keliauja su savo kariais, kur jie bebūtų, ar taikos metu savo valstybės teritorijoje, ar taikos palaikymo misijose. Būtent dėl to mes turime šiandien svečiuose vyskupą Richardą Spencerį iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuris atvažiavo aplankyti Europoje reziduojančių Jungtinių Amerikos valstijų karių. Jis taip pat atsakingas ir už Azijoje reziduojančius amerikiečius. Ta proga jis sutiko dalyvauti ir mūsų šventėje, o mūsų arkivyskupas Quintana yra nuolat reziduojantis Vatikano valstybės atstovas Lietuvoje. Jis yra nuncijus, apaštalinis nuncijus Lietuvai. Apaštalinis nuncijus turbūt labai atitinka ambasadoriaus statusą. Melskimės. Dieve, tavo nuostabia vaizda viską rikiuoja. Maloningai priimk mūsų maldas už tėvynę ir už Lietuvos kariuomenę, kad valdančiųjų išmintis ir piliečių kilnumas užtikrintų taiką, teisingumą ir nuolatinę gerovę. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Baigėsi įžangos apeigos, dabar prasidės pirmoji šventųjų mišių dalis, tai yra žodžio liturgija. Bus skaitomas Dievo žodis, ištraukos iš šventojo rašto. Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš, Jonas, pamačiau danguje dar vieną didį ir nuostabų ženklą. 7 angelus, turinčius 7 paskutinės negandas, nes jomis išsibaigė Dievo rūstybė. Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, sumaišytą su ugnimi, ir žmonės, kurie buvo pergalėję žvėrį, jo atvaizdą ir jo vardo skaičių, stovinčius su Dievo arfomis ant stiklo jūros. Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir avinėlio giesmę. Didingi ir stebėtini tavo darbai viešpatie, visagali Dieve, teisingi ir tikri tavieji keliai tautų valdove. Kasgi nesibijotų viešpatie ir negerbtų tavojo vardo, juk tu vienas šventas, visos tautos ateis ir šlovindamos puls veidų prieš tave, nes paaiškėjo tavo teisūs sprendimai. Tai Dievo žodis. Stebėtini tavo darbai, viešpatie visagali Dieve. Didingi ir stebėtini tavo darbai, viešpatie visagali Dieve. Naują giesmę giedokite viešpačiui, nuostabius darbus jis daro, jo dešinė visagalė, jo šventoji dvasia pergalėsina. Didingi ir stebėtini tavo darbai, viešpatie visagali Dieve. Savo išganymą viešpats apreiškė, jo teisingumą šviečia pagonims,
atsimena savo gerumą ištikimumą, Izraelio šeimai žadėta. Nedingi ir stebėtini tavo darbai, visagali Dieve, te krikštauja jūra ir visa, kas jūroj, visas pasaulis ir kas jame gyva. Delnais plokit upės upeliai, jūs kalnai linksmai jiems pritarkit. Nedingi ir stebėtini tavo darbai, Viešpatie visagali Dieve. Prieš Viešpatį Dievą, kai jis ateina tvarkyti pasaulio, jis tvarko pasaulį teisingai, žmoniją valdo kaip dera. Nedingi ir stebėtini tavo darbai, Viešpatie visagali Dieve. Alleluja, alleluja, alleluja. Ruošiamas įskelbti Evangelijos gerąją žinią. Kaip pastebėjote, šventosiuose mišiuose dalyvauja mažai kapelionų centrinėje mūsų Švento Ignoto bažnyčioje. Tai yra dėl to, kad visoje Lietuvoje šiandien švenčiama kariuomenės diena ir, kaip jau minėjau, visi kapelionai švenčia šią dieną su savo kariais. Evangeliją mums paskelbs Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas pulkininkas leitenantas Rimas Venckus. Viešpat su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus sako savo mokiniams, žmonės pakels prieš jūs rankas ir ims jūs persekioti. Dėl mano vardo tasys jūs po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite savo į širdis ir iš anksto negalvokite, kaip ginsitės. Aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti visi jūsų priešininkai. Jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai, kai kuriuos netgi žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto, ne vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę. Girdėjote Viešpaties žodį.
po Evangelijos sakoma homilija. Homilija tai yra turbūt savotiškas Evangelijos sudabartinimas, išaiškinimas suprantamesnė kalba, kadangi pats tekstas, būdamas 2000 metų senumo, turi savyje daug simbolių, daug reikšmių. Brangiai, šios dienos liturginiai skaitiniai gali nuskambėti gan niūrūs apie karus, apie paskutinius laikus. Tai yra todėl, kad esame paskutinės liturginių metų savaitėje, kur skaitiniai ir bažnyčios liturgija nukreipia mus į pasaulio pabaigą, į paskutinius mūšius iki numatytos pergalės. Visas šventasis raštas liudija, kad pagrindas visų tų sunkumų, kur mes patiriame šiame pasaulyje, yra todėl, kad už mūsų vyksta mūsų akimis ne visada regima kova. Dvasinėme pasaulyje, nuo to, kai angelai sukilo, grupė angelų prieš viešpatį ir jų vadas, žinomas kaip Šėtonas, Velnias, Luciferis ir daugeliu kitų vardų, įvairiais būdais bando sukiršinti Dievo tautą, žmoniją, bando pasiekti savo pergalę, mūsų nuopolį. Toje istorijoje, toje kovoje mes visi dalyvaujame tiek regima šio pasaulio plotme, tiek dalyvaujame nematomoje kovoje. Ir tos pačios taisyklės, kurias jūs žinote kaip po kariai, kova ir taktika, pasirengimas, tiek patinka ir mūsų dvasiniam gyvenime. Anaiptol jie eina kartu. Mūsų pirmas žingsnis vienoje ir kitoj plotmėj tai yra pasirinkimas. Jūs pasirinkote tarnauti Lietuvai, ginti Lietuvą. Ėmėte priesaiką ir esate pasiruošę viską atiduoti už savo tėvynę. Panašiai ir dvasiniam gyvenime mes esame kviečiami pasirinkti. Pasirinkti tarnauti gėriui ar tarnauti blogiui. Šventas Ignotas savo pratybose, dvasinėse pratybose nurodo vieną mąstymą. Įsivaizduoti, kad prieš mus yra įsirikiuotos dvi kariuomenės. Po vieną vėliavą Šėtono, Luciferio kariuomenė, po kitą vėliavą stovi Kristaus kariuomenė. Ir mums yra duotas pasirinkimas, kuriam tarnausim, kuriam kovosim. Šėtonas žada lengvą karo gyvenimą. Iš karto pakėlimas laipsniais iki generolo, visi apdovanojimai, papuošimai, lengva kova ir daug mūšių pergalių. Iš kitos pusės po Jėzaus vėliava žadama tik tai eilinio kario duona, daug sunkių ir pralaimėtų mūšių, bendrai sunkus gyvenimas, sunki tarnystė. Tik tai vienas dalykas yra žinomas, tai yra galutinis rezultatas. Po visų mūšių karą laimi Kristaus kariuomenė. Jau tas yra žinoma, jau pergalė yra garantuota.
Ir tada kiekvienas krikščionis, ir galima sakyti krikščionis karys, turi pasirinkti, kurioj pusėje jis nori tarnauti. Galutinės pergalės ar laikinųjų pergalių ir galutinio pralaimėjimo. Mes visi esame pašaukti krikštu, pasirinkti stoti po Kristaus vėliavą, Kristaus kario pusėje, kovoti ir aukotis dėl gėrio, dėl Kristaus. Kaip ir kariuomeniai, ne tik pasirinkimas, bet ir pasirengimas yra būtinas. Jūs po pirmojo parengimo toliau tobulėjat kariniai technikoje, pratybose ir dabar kuo dažniau vyksta tarptautinės pratybos su mūsų partneriais. Tam, kad būtumėt pasiruošę, tam, kad žinotumėt, kaip apginti tėvynę. Taip pat ir dvasinėje kovoje. Pirmiausiai svarbu atpažinti užsimaskuotą priešą. Ir velnias gerai užsimaskuoja. Dažnai užsimaskuoja kitų žmonių atvaizdu. Žmonės sukurti pagal Dievo paveikslą, piktai jam veikiant, mes matom, kiek žalos jis padaro pasaulyje, mūsų kasdienybėje, bet ir tarptautinėse karinėse operacijose. Kiek nelaimių ir karų yra visame pasaulyje. Turime atpažinti ir išlaikyti vidinę ramybę, sugebant apginti nekaltąjį ir neleistum pykčių apvaldyti mūsų gyvenimu, kad ramiai galėtumėm vykdyti savo misiją. Tada yra kova. Turime būti pasiruošę, kaip ir jūs, visą laiką, kai tėvynė pašauks, stoti į kovą. Bet ir kiekvienas krikščionis kasdien turi būti pasiruošęs stoti į kovą dėl gėrio. Pasiruošęs apginti tiesą ir pasinaudoti tuos ginklus, kur mums duoti. Viena iš stipriausių ginklų dvasiniai plotmei yra malda. Būti pasirengę užtarti, kaip ir mes šiandien darom mišių aukoje, bet ir asmeniniai ir bendriniai maldoje, užtarti tuos, kurie kovoja. Tiek kariuomenės, tiek visuomenės mastu. Todėl taip svarbu ir mums, švenčiant kariuomenės dieną, pasinaudoti tuo didžiu ginklu prieš blogį pasaulyje. Jums patiems, kurie žemiškoj plotmei pasirengę kovoti ir apginti tėvynę, bet ir visuomeniai. Mes kviečiam visuomenę palaikyti kariuomenę, todėl kad jūs vykdot visuomenės apsaugojimo misiją. Ir kiekvienas pilietis gali prisidėti. Svarbiausiai melstis už mūsų kariuomenę, už mūsų karius, melstis už taiką, kaip prašo mus šventasis tėvas. Ta malda yra galingas ginklas. Ir švenčiant kariuomenės dieną tikrai kviečiame jūs, Lietuvos kariuomenės bendruomenės narius, bet ir visą mūsų šalį, visą visuomenę, jungtis toje maldoje už Lietuvos kariuomenę ir už taiką. Pergalė, kaip liturgija mums primena, yra jau laimėta. Gale Kristaus pergalė žinoma. Mūsų priedermė yra likti ištikimais Kristaus ir tėvynės kariais, apsaugoti laisvę ir tiesą iki tos dienos. Skaitiniai
pažadėjo, kad bus karų ir ant gamtinių nelaimių, bet likę ištikimi savo priesaikai ir maldoje kartu pasieksim tą pergalę, dėl kurios meldžiamės ir iškovosim taiką pasaulyje. Amen. Evangelistas Jonas sako, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Lietuvos kariai tiek priesaiką, tiek savo moralinių nusistatymų yra pasiryžę aukoti savo gyvybės dėl savo tautos žmonių, dėl savo artimųjų, dėl to, kad visada būtų išlaikyta taika ir garantuota žmogaus laisvė. Už tai ir melsime visuotinėje maldoje, už karius, už jų šeimas, už mūsų visą Lietuvą. Švęsdami Lietuvos kariuomenės dieną ir kariuomenės atkūrimo 98-asias metines, kreipkimės į Dievą, kurį tėvu vadinam, kad nuolat lydėtų ir stiprintų mus kasdienybėje, kurioje savo gyvenimu, tarnystę, rūpesčiais, auka ar net kančia liudijame savo tikėjimą. Į maldavimus atsiliepsime: Dieve, te ateinie tavo karalystė. Meldžiame už bažnyčią, Kristaus suburtą žmonių šeimą, kad iš Evangelijos išmokusi meilės įsakymą savo giliu tikėjimu paliudytų jį mūsų visuomenėje. Dieve, te ateinie tavo karalystė. Meldžiame už tėvynę Lietuvą, už savo tėvus, motinas, seseris ir brolius, sužadėtinius, žmonas ir vyrus, dukteris ir sūnus ir kiekvieną tėvynainį, kad ši mūsų gyvenama žemė būtų ramybės ir meilės pripildyta. Dieve, te ateinie tavo karalystė. Meldžiame už stovinčius prie Lietuvos Respublikos vairo, prezidentę, Seimo ir vyriausybės narius ir visus pašauktus vadovauti, kad savo pareigą įgyvendintų kaip patarnavimą visuotiniai geroviai. Dieve, te ateinie tavo karalystė. Meldžiame už Lietuvos kariuomenę, už visus jos vadus ir karius, kad pašaukti saugoti krašto ramybę, augtų taikos, teisingumo, žmogiškumo dvasia. Dieve, ateinie tavo karalystė. Meldžiame už kraštus, kankinamus karų ir nesantaikų, kad sugrįžtų taika ir santarvė, pagrįsta žmogiškuoju orumu. Dieve, te ateinie tavo karalystė. Meldžiame už taikos rėmimo misijose tarnaujančius karius. Tesivadovauja jie tiesa, sąžiningai te atlieka savo tarnybą ir te būna tavosios ramybės ir susitaikymo nešėjai. Dieve, te ateinie tavo karalystė. Meldžiame už dvasiškai ar fiziškai sužeistus karius ir visus, kurie laukia išgyjimo, kad kasdien, patirdami mūsų rūpestį ir gerumą, sulauktų tavo, Dieve, palaimos. Dieve, te ateinie tavo karalystė. Meldžiamės ramybės viešpatyje, laisvės kovotojams, kariams ir visiems, kurie atidavė save kaip auką už tėvynę. Dieve, te ateinie tavo karalystė. Meldžiame už save pačius, kad ir vieni už kitus, kad ir kasdien būtume ištikimi savo žmogiškai, krikščioniškai ir pilietiniai priesaikai. Dieve, te ateinie tavo karalystė. Tėve, iš meilės pilnatvės sukūręs pasaulį ir jį atnaujinęs savo sūnaus slėpiniu, pripildyk mūsų širdį savo dvasios, kad į pasaulį skendinti prieštaravimuose ir nesantaikoje ateitų tavo karalystė per Kristų mūsų viešpatį. Baigėsi Dievo žodžio liturgija, dabar nuo Dievo žodžio stalo persikelinsime prie jo kūno ir kraujo stalo. Perkeitimo metu duonos ir vyno simboliai bus perkeisti Kristaus kūnu ir krauju. Priimdami komunijoje duoną ir vyną
žmonės padaro jį savo kūno dalimi, tikrą Kristaus kūną ir tikrą Kristaus kraują geriantys ir valgantys, padaro jo savo kūno ir savo esybės, savo dvasios ir savo gyvenimo dalimi. Kariai išreiškia to savo tikėjimą ir bendrystę tame tikėjime, kuris yra stimulas išlaikyti savo tautą ir ištikimybę duotai priesaikai prieš visus žmonės, prieš visą Lietuvą. Savotiška simbolika yra kario priėmimas Dievo į savo gyvenimą ir pasiryžimas gyventi pagal principus, kurie užrašyti Kristaus paskelbtoje mums visiems Evangelijoje. Nes karį sunku pavadinti vien profesiją. Karys turbūt yra pašaukimas daugiau, tai gyvenimo būdas, įsipareigojimas iki galo būti ištikimu kiekvienam žmogui. Na, tai tikriausiai labiau yra patyrę tie kariai, kurie savo kailiu matė tą realybę, kad taikos palaikymo misijose aplink griaudėjo šūviai ir buvo ir sužeistųjų, ir žuvusiųjų. Tada žmogus pajunta savo ribotumą, tada žmogus supranta, kad ne viskas yra jo rankoje. Ir jeigu ne Dievas šito gyvenimo centre, tada lyg ir beliktų gyventi vien savo, gyventi vien dėl savęs ir saugoti tik savo kailį. Karys, kuris yra tikintis, jis yra garantuotas dėl Dievo buvimo jo gyvenime. Ir tas Dievo buvimas jį stiprina, jį kilnina, jam leidžia būti pilnai atsidavusiu dėl kitų žmonių. Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloningai priimtų mano ir jūsų auką. Iš daugybės grūdų pagamintos duonos ir iš daugybės uogų išspausto vyno pavidalu tau viešpatie atnašaujame taikaus karaliaus Kristaus išganingąją auką. Tegul ji paskatina visus tavo vaikus kurti pasaulyje teisingumą, laisvę ir taiką. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, tave dangaus Tėve garbinti
ir tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Jame tu visą iš naujo suvienyti panorėjai ir mums visiems leidi iš jo pilnatvės semtis malonę po malonės. Turėdamas Dievo prigimtį, jis pats save sunaikino ir ant kryžiaus pralietų krauju sutaikino dangų ir žemę. Užtat jis yra labiausiai išaukštintas ir teikia amžiną išganymą tiems, kurie jo klauso. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę. Prasidės pats pagrindinis Eucharistijos momentas, tai yra perkeitimas. Duonos ir vyno simboliai taps tikru Kristaus kūnu ir krauju. Pastebėtina, kad kariuomenės bažnyčioje kariai pakylėjimo metu stovi. Tai yra niekiek nemažesnės pagarbos ženklas, nei atsiklaupimas. Kariai tą pagarbą išreiškia kiek savotiškų būdų. Stovėsena reiškia pasirengimą eiti, stovėsena reiškia buvimą nuolat pasiruošusių eiti ir vykdyti Dievo valią, vykdyti visą tai, kam yra įsipareigoję ir ką jie išpažįsta savo dalyvavimu tiek Eucharistijoje, tiek pripažindami save krikščionimis apskritai. Tai yra žmonėmis, kurie gyvena pagal Dievo valią ir vadovaujasi pagrindiniu Evangelijos principu, tai yra mylėti Dievą ir žmones taip kaip save pačius. Tikrai tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome šventosios dvasios galia, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis.
minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukiai mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią pačiame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globot mūsų popiežių Franciskus, mūsų vyskupą Gintarą ir visą kunigiją. Remember also all of our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all of the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje. Gydama Tėve mūsų malda, tai pagrindinė malda, kurios mus išmokė viešpats Jėzus Kristus. Šitoje maldoje krikščionys tiesia rankas į savo Dievą ir sako jam tokius žodžius, kad viešpatie, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Iš vienos pusės tai yra įsipareigojimas daryti jo valią, kiek priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Iš kitos pusės tai tarsi paguoda ir pripažinimas, kad ne viskas priklauso nuo paties žmogaus. Ne viskas yra jo galioje ir be Dievo žmogus dėja šitam pasaulyje negali įvedinėti vien tik savo asmeninės tvarkos. Gelbėk mūsų viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikam, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti. Su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Prieš sėsdami prie Eucharistinio stalo, krikščionys palinkė vienas kitam ramybės. Ramybė linkima kiekvienos Eucharistijos metu ir jie nėra susijusi vien tik su kariuomenės švente. Ramybė tai palinkėjimas, kuris atkeliauja pas mus jau iš Senojo testamento laikų ir turi savyje labai plačią prasme. Tai yra, ji reiškia visokiojopą gerovę, kokią tai gali įsivaizduoti žmogus. Ji suprantama pačia plačiausia prasme, tai nuo tautos, nuo žmonijos gerovės iki kiekvieno žmogaus ramybės ir taikos su pačiu savimi
Ramybės ir taikos, gerų santykių tarp žmogaus ir Dievo, tarp jo šeimos narių, tarp visos bendruomenės. Rankos padavimas vienas kitam išreiškia broliškumą, artimumą, savumą. Tai, kas įgalina susėsti krikščionis prie vieno stalo ir dalintis Kristaus kūnu ir krauju. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kur yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Prasideda komunijos laikas, kunigai ir vyskupai išsiskirstys po bažnyčią, kad galėtų padalinti ten esantiems kariams komuniją. Komunija, kaip jau minėjau, yra vienybė prie viešpaties stalo, dalinantis jo kūnu ir krauju. Kristus skelbia, palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Naudodamasis progą noriu priminti, kad šiandien didžiuosiuose Lietuvos miestuose beveik visur vyksta kokie nors renginiai susiję su kariuomenės dienos švente ir būtų sunku tiesiog jos dabar visus išvardinti, bet kiekvienas galite pažiūrėti Lietuvos kariuomenės internetinėme puslapyje ir ten yra programa visos Lietuvos, visoje Lietuvoje vykstančių renginių šią progą. Lietuvos kariuomenė, kaip jau minėjau, yra Lietuvos visuomenės dalis, todėl ir kariai tiek socialinių, tiek tikėjimo požiūrių yra tos visuomenės atspindys. Grubiai kalbant, galima turbūt teigti, kad Lietuvos kariuomenėje save tikinčiais ir tikėjimą praktikuojančiais įvardyja apie 80% karių, kitų konfesijų žmonės tarnaujantys kariuomenėje užima daug mažesnį procentą. Turbūt dėl to jų kapelionų Lietuvos kariuomenėje ir neturime. Tačiau Lietuvoje esančios tradicinės konfesijos tarpusavyje labai gražiai bendradarbiauja, sugyvena, dalyvauja vieni kitų renginiuose, palaiko vieni kitus ir iš tikrųjų galima pasidžiaugti, kad ekumenizmo dvasia yra tikrai labai gyva mūsuose. Konkrečiai kalbant apie kariuomenės sielovadą, galima pasakyti tai, kad tiesiog tarp dvasininkų yra toks žodinis netgi susitarimas, kad esant poreikiui dalinyje, bet kuriame iškilus kariui pamatyti savo dvasininką, to dalinio kapelionas, šiuo atveju katalikų kunigas, pasirūpina, kad karys tokią galimybę turėtų, tai yra jis sudaro sąlygas kitos konfesijos kariai susitikti su savo konfesijos dvasiniu vadovu. Abu šiandien esantys kapelionai dabar yra
prie altoriaus, kaip minėtas, vyriausiasis kapelionas pulkininkas leitenantas Rimas Venskus ir majoras Remigijus Butkevičius, sausumos pajėgų kapelionas. Gal ir mažoka, gal ir trūktų Lietuvos kariuomeniai kapelionų, nes jų bendravimas su kariais yra labai aktyvus, labai intimus, net gal kiek intimesnis nei tai yra tradicinėse mūsų parapijose, kadangi kapelionas su kariais matosi kiekvieną dieną, būna su jais ištisai ir ne tik džiaugsme, ne tik per vestuves, ne tik per krikštynas, bet ir tada, kai sunku, ir tada, kai šalta, ir kai šlapia, ir kai reikia dalyvauti pratybose, ir kai reikia dalyvauti taikos palaikymo misijose. Kapelionas visada su savo žmonėm ir tai sukuria tokią ypatingą buvimo kartu atmosferą. Melskimės. Viešpaties savo sūnaus kūnu ir krauju mus pastiprinęs, gausiai apdovanokim meilės dvasia, kad sugebėtume tarp žmonių įkurti jo paliktąją ramybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Eucharistija baigėsi, dabar kariai priims palaiminimą. Palaiminimas tai tarsi laimės palinkėjimas, tarsi įpareigojimas tęsti misiją. Suteikiant palaiminimo mišių pabaigoje, dar kartą noriu padėkoti pirmiausiai mūsų svečiams, vyskupams ir kunigams, mūsų svečiams atvykusies tarnauti ar atstovauti savo kraštus ir toliau. Noriu padėkoti jums visiems, brangus Lietuvos kariuomenės, bendruomenės nariai ir Lietuvos tikintiesiems, kurie jūs palaiko. Linkiu, kad švenčiant kariuomenės dieną, tuos žodžius, kur daug kartų girdime ir patys sakome, vis giliau įsisaknytų mūsų širdyse. Abi to pasakymo prasmės. Apdovanojimą gavę visada atsiliepiam tėvynės labui. Linkiu, kad tariant tuos žodžius būtų visos širdies atsidavimas mūsų tėvynėje Lietuvai ir taip pat dangiškajai tėvynei, į kurią mes visi mūsų žingsniai nukreipti. Tarnaukim visuomet tėvynės labui ir melskime vieni iš kitų, kad turėtumėm ištvermės, stiprybės ir jėgų, niekada nenuleisti toje tarnystėje rankų. Priimkite viešpaties palaiminimą. Viešpats su jumis. Garbė viešpaties vardui. Te padeda mums viešpats. Te laimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Eucharistija baigėsi, aš noriu dėkoti Jums už buvimą kartu šitų šventųjų mišių aukoje. Noriu priminti ir paprašyti, kad niekada nepamirštume savo karių, savo maldose, savo palaikyme. Šiandien noriu palinkėti visiems gražios šventės.
Džiaukimės, kad turime tuos vyrus ir moteris, kurie pasiryšę paaukoti savo gyvybę už mūsų laisvę, už mūsų gerbuvį ir už mūsų ramybę.